Minna, ohayo. Šį kartą mokysime skaičius nuo 100 iki milijardo. Jeigu norite, kad pamoka būtų geriau suprantama, jau turėtumėt mokėti skaičius nuo 1 iki 100. Jeigu šių skaičių dar nemokat, patariu neskubėti su šia pamoka ir juos pasimokyti. Nuorodas į pamokas paliksiu šio video aprašyme. Na, o jeigu šiuos skaičius jau mokate, pradėkim pamoką. Džiugio hachimemashou. Pasižiūrėkime, kaip atrodo skaičiai nuo 100 iki 1000. Svarbiausia yra žinoti, kad 100 yra 100. Tuomet mokėsime sudaryti skaičius iki pat 1000. Šie skaičiai yra sudaromi taip pat, kaip ir lietuvių kalboje. Iš pradžių mes pasakome pirmąjį skaitmenį, o po to pasakome žodį šimtai. Pavyzdžiui, 200, 300 ir taip toliau. Skamba paprastai? Taip ir yra. Nepaprastos yra tik 3 išimtys, kurias reikia būtinai įsidėmėti. Taigi pasižiūrėkim į japoniškus skaičius. 200 yra 200, 200. 300 yra 300, 300. Tai pirmoji išimtis. Ženklas hi čia pavirto į ženklą bi. Taip nutiko todėl, kadangi žodis 300 susideda iš 2 žodžių, tai yra 3 ir 100, gauname sudurtinį žodį. O japonų kalboje iš 2 žodžių sudarant vieną, kartais įvyksta visokiausi pokyčiai su tam tikromis raidėmis. Tokių ir panašių pavyzdžių pamatysite dar tikrai ne kartą. Gerai, važiuojam toliau. 400 yra 400, 400, 500, 500, 500, 600 antroji išimtis. 600, 600. Su šituo skaičiu nutiko 3 keisti dalykai. Pasižiūrėkim, kaip šitas žodis buvo sudarytas. 600 susidaro iš 2 žodžių, tai yra 6 ir 100. Skaičius 6, tai yra roku, sutrumpėja, o skaičius 100 pasikeičia. Vietoje ženklo hi atsiranda ženklas pi ir tarp šitų 2 žodžių atsiranda mažasis c. Apjungus viską į vieną, mes gauname žodį 600, tai yra 600. Na tai važiuojam toliau. 700 yra 700, 700. 800 yra trečioji išimtis. 800, 800. Čia ir vėl įvyko 3 pokyčiai. Vietoje žodžio hachi, tai yra 8, beliko tik pusė žodžio, ženklas hi pavirto į ženklą pi ir priešais jį atsirado mažasis c. Ir taip susidarė žodis 800, 800. Na ir paskutinis skaičius šitoje lentelėje 900, 900, 900. Na, o dabar, kai jau žinome visus šios skaičius, pabandykime pasipraktikuoti, sudarinėdami įvairius kitokius skaičius. Pavyzdžiui, štai tokį. Nuo ko reikia pradėti? Pagalvokime, kaip mes sakome lietuviškai. Taip pat sudarysime skaičių ir japoniškai. Mes pradedame nuo 100. Iš pradžių sakome 700. 700. Po to pereiname prie dešimčių. Sakome 70. 70. Na ir galiausiai pereiname prie vienetų. Sakome 7. 7. Perskaitykime visą skaičių. 777. 777. Einam prie kito skaičiaus. Vėlgi pradedam nuo skaičiaus 500, 500, po to 70, 70, o po to 3, 3,
Taigi pilnas skaičius bus 573. 573. Kitas skaičius. Ir vėl viskas lygiai taip pat. Pradedame nuo šimtų. Tai yra 800, 800, toliau dešimtys, tai yra 90, 90 ir vienetai, ketvertas, 4. Na ir perskaitykim visą pilną skaičių. 894, 894. Na kaip, o šitą skaičių ar sugebėsit sudaryti patys? Paspauskit pauzę ir galvokit tiek, kiek jums reikia. Kai jau būsite pasiruošę, žiūrėkite toliau ir pamatysite atsakymą. Taigi, rodau atsakymą. 346. 346. O dabar sudarykit štai tokį skaičių. Jeigu reikia, paspauskit pauzę. Rodau atsakymą. 431. 431. Kitas skaičius. Pasižiūrėkime į atsakymą. 619. 619. Na ir dar vienas skaičius. Pasižiūrėkime į atsakymą. 220. 220. Dabar žiūrėsim į skaičius nuo 1000 iki 10 000. 1000 japoniškai yra sen. Sen. Bet egzistuoja ir kitokia jo forma. Isen. Isen. Kodėl? Jos yra dvi. Pirmoji forma, tai yra sen, yra skirta sudaryti tolimesniems skaičiams. Pavyzdžiui, 2000, 3000 ir taip toliau. O antroji forma yra naudojama tada, kai norime pasakyti 1000. Šita forma yra sudaryta iš dviejų žodžių – ichi ir sen. Tai yra 1 ir 1000. Na tai ką, žinodami, kaip yra 1000, galėsime sudaryti skaičius iki pat 9000. Tie skaičiai bus sudaromi taip pat, kaip ir lietuvių kalboje. Iš pradžių sakome pirmąjį skaitmenį, o po to sakome žodį 1000. Pavyzdžiui, 2000, 3000 ir taip toliau. Paprasta? Paprasta. Na tik tiek, kad šį kartą yra 2 išimtis, kurias būtinai turėsite įsidėmėti. Taigi pasižiūrim į visus šituos japoniškus skaičius. 2000 yra nisen, nisen, 3000, sanzen, sanzen. Kaip matot, tai yra pirmoji išimtis. Čia ženklas se pavirsta į ženklą ze. Toliau kitas skaičius. 4000. Yonsen. Yonsen. 5000. Gosen. Gosen. 6000. Roksen. Roksen. 7000. Nanasen. Nanasen. O 8000 kita išimtis. Čia įvyko 2 pakeitimai. Vietoje žodžio hachi, tai yra 8, liko tik pusė žodžio. Na ir atsirado mažasis c. Todėl 8000 yra ne hachisen, bet hasen. Hasen. Na ir paskutinis skaičius 9000. Kyusen. Kyusen. Vėl keliaukime pasipraktikuoti ir sudarykime įvairius skaičius. Pavyzdžiui, štai tokį.
Nuo kogi pradėsime? Nuo tūkstančių. Iš pradžių lietuviškai sakom 4000, ar ne? 4000. Po to pereiname prie šimtų, 200, 200. Tada keliaujam prie dešimčių, 90, 90. Ir galiausiai prie vienetų, tai yra 5. Go. Na ir perskaitykime pilną skaičių. 4295. 4295. Einam sudaryti kitą skaičių. Čia vėlgi viskas lygiai taip pat. Pradedam nuo tūkstančių. Tai yra iš pradžių sakom 7000. 7000. Po to 400. 400. Po to 60. 60. Ir 9. 9. Perskaitykime pilną skaičių. 7469. 7469. Na ir pabandykite likusius skaičius sudaryti savarankiškai. Kai pamatysit kiekvieną naują skaičių, nepamirškit pasispausti pauzes, jeigu jums reikia, pagalvokit, pasakykit atsakymą garsiai ir po to atspaudę pauzę pasitikrinkit. Rodau atsakymą. 3100. 3100. Kitas skaičius. O štai atsakymas. 2581. 2581. Dar vienas skaičius. Rodau atsakymą. 8043. 8043. Keliaujam toliau. Atsakymas. 5304. 5304. Na ir paskutinis skaičius. Ir atsakymas. 1928. 1928. Čia vietoje isen galėjome naudoti ir tiesiog sen. Ir gauti šitokį skaičių. 1928. 1928. Na, ko toliau to baisiau, ar ne? Pereikim prie dar didesnių skaičių. Nuo 10 000 iki 10 milijonų. Jeigu iki šiol viskas atrodė labai paprasta, tai taip ir buvo, nes viskas buvo panašu į lietuvių kalbą. Bet nuo 10 000 japonai skaičiuoja visai kitaip nei lietuviai. Pradėkime nuo 10 000. Šiam skaičiui japonai turi atskirą žodį. Tas žodis yra man. Man. Taigi, 10 000 japoniškai yra man. Šį žodį naudosime sudaryti tolimesniems skaičiams, pavyzdžiui, 20 000, 30 000 ir taip toliau. Bet kaip buvo su skaičiumi 1000, taip ir čia. Šitas skaičius turi dar vieną formą. Ichiman. Ichiman. Šita forma yra naudojama tada, kai norime pasakyti tiesiog 10 000. Žodis ichiman yra sudarytas iš dviejų žodžių. Vienas ir 10 000. Ichi ir man. Ichiman. Na, o jeigu norite kažkokio tai paaiškinimo, kodėl japonai prieš žodį 10 000 prideda žodį vienas, galime pasižiūrėti į matematiką. Vienetą sudauginus su 10 000 mes gauname 10 000. Ichiman. 1 10 000. Na, jeigu dar neapsisuko galva, pasižiūrėkim į didesnius skaičius. Jeigu reikia daugiau laiko įsisavinti štai šitam naujam faktui, paspauskit pauzę, šiek tiek patyrinėkit šitą skaičių, kol su juo apsiprasit. Jeigu apsipratot, važiuojam toliau. Žinodami skaičių 10 000, tai yra man,
galime sudaryti štai šituos skaičius. Kaip mes juos perskaitome lietuviškai? 20 tūkstančių, 30 tūkstančių, 40 tūkstančių ir taip toliau. O japonai ką daro? Jie tarytum užsiima daugybą. Vietoje 20 tūkstančių jie sako 2 ir 10 tūkstančių. Vietoje 30 tūkstančių jie sako 3 ir 10 tūkstančių. Vietoje 40 tūkstančių jie sako 4 ir 10 tūkstančių. Atrodo sunku? Taip, neįpratus, turbūt yra sunku. Bet kai priprasit, pasidarys lengviau. Bet čia yra ir kuo pasidžiaugti. Šitoje vietoje nebebus jokių keistų išimčių. Jokių mažųjų cu, jokių raidžių dingimų ar pasikeitimų. Viskas bus sudaroma visiškai vienodai. Pasižiūrėkim. Niman, niman, samman, samman, yonman, yonman, goman, goman, rokuman, rokuman, nanaman, nanaman, hachiman, hachiman, kyuman, kyuman. O dabar pabandykim sudaryti štai šitokį skaičių. Pagalvokim, nuo ko reikėtų pradėti. Lietuviškai mes sakytumėm 12 tūkstančių, ar ne? Bet japoniškai mes nepradėsim nuo 12 tūkstančių. Mes pradėsim nuo 10 tūkstančių. Ichiman. Na, o įveikus šią kliūtį, toliau jau viskas taip pat paprasta kaip ir lietuvių kalboje. 2000, 2000, 300, 300, 40, 40 ir 5. Go. Na ir perskaitykime visą pilną žodį. 12345. 12345. O dabar pabandykim sudaryti štai šitokį skaičių. Na tai nuo ko pradėsim dabar? Mes nesakysim 54 tūkstančiai. Mes sakysim 50 tūkstančių. Goman. Na, o po to jau skaičiuosime įprastai. 4 tūkstančiai, 400, 300, 300, 20, 20 ir 1. Ichi. Perskaitom pilną skaičių. 54,321. 54,321. Na ir dar vieną sudarykim tokį skaičiuką. Pabandykit savarankiškai. Paspauskit pauzę, pagalvokit ir kai jau sugalvosit, atspauskit pauzę ir parodysiu atsakymą. Na tai rodau atsakymą. 97,842. 97,842. Na kaip, ar jūs vis dar čia? Jeigu jums jau per daug informacijos, tikrai nebesikankinkit. Darykit pauzę, toliau nebežiūrėkit. Na nebent jums labai smalsu sužinoti apie dar didesnius skaičius iki pat milijardo. Tokius didžiulius skaičius gyvenime juk vartojam gana retai, ar ne? Jie nėra privalomi. Bet jeigu labai įdomu, keliaukim prie dar didesnių skaičių. Jau žinome, kad 10 tūkstančių yra man arba ichiman. Šito žodžio mums prireiks, norint pasakyti 100 tūkstančių. Kaipgi šitą skaičių perskaito japonai? Jie nesako 100 tūkstančių, jie sako visai kitaip. Pažiūrėkim į šitą skaičių atidžiau. Atkreipkim dėmesį į šitą taškelį. Kodėl jis čia? Jis visai nėra privalomas, bet jis mums padeda greičiau atpažinti didelį skaičių.
Vien pažiūrėję į šį skaičių mes iš karto matom, kad čia yra atskirtas skaičius 100. Todėl ir žinom, kad čia yra 100 tūkstančių. Norėdami perskaityti šitą skaičių japoniškai, taškelį mes perkelsime per vieną nulį į kairę pusę. Štai šitaip. Dabar taškelis atskiria skaičių 10. O nuo ko mes tą 10 atskyrėme? Nuo 4 nulių. O ką reiškia 4 nuliai? 4 nuliai reiškia, jog tai yra 10 tūkstančių. Vadinasi, štai šitas skaičius, tai yra 100 tūkstančių, kaip mes lietuviai sakom, yra 10 tūkstančių. Matot, kaip taškiukas atskiria 10 ir 10 tūkstančių. Taigi japoniškai šitas skaičius vadinsis 10万, 10万, nes 10 yra 10, o man yra 10 tūkstančių. Galim pasižiūrėti ir matematiškai. 10 kart 10 tūkstančių yra 100 tūkstančių. 10万, 100 tūkstančių. Na, o su didesniais skaičiais viskas yra taip pat. Mes sakome 200 tūkstančių, o japonai sako 10 tūkstančių. 20万. Mes sakome 300 tūkstančių, o japonai sako 10 tūkstančių. 30万. Na ir taip toliau. Likusius skaičius galite perskaityti patys. Toliau eikime prie milijono. Čia mums ir vėl prireiks žodelio man. Vėlgi paimkim skaičių milijonas ir pasižiūrėkim į jį atidžiau. Pažiūrėkim į šitą taškelį, kuris mums padeda suprasti skaičių, ir vėl jį perkelkim į kairę pusę. Ir pasižiūrėkim, ką mes dabar turime. Taškelis mums parodo, kad mes turime 100 kažko. Kas tas kažkas? 4 nuliai. Prisimenat, kas yra 4 nuliai? Tai yra 10 tūkstančių. Taigi mes turime 110 tūkstančių. 110 tūkstančių yra milijonas. Milijonas japoniškai yra 100万. 100万. Na arba matematiškai 100 kart 10 tūkstančių yra milijonas. 100万. Na kaip ar sugalvosit pasakyti, kaip bus 2 milijonai? Mums reikia perkelti taškelį į kairę pusę per vieną nulį. Kai taip padarysim, iškart pamatysim, ką reikia pasakyti. Mums reikia pasakyti 210 tūkstančių. O tai yra 200万. 200万. Na, o kai bus 3 milijonai? 310 tūkstančių. 300万. 300万. O 8 milijonai? 810 tūkstančių. 800万. 800万. Keliaukim prie 10 milijonų. Čia mes ir vėl darysime viską tą patį. Paimkim skaičių 10 milijonų. Šį kartą turime 2 taškelius, na bet nesvarbu. Na ir kas kad 2. Vis tiek stumam juos abu į kairį šoną. Štai šitaip. Perstumus taškelius matom, kad pirmasis taškelis visai niekam nereikalingas, nes jis atskiria vienetą nuo likusių nulių. Mes galim jį pašalinti, mums jo nereikia. Taigi žiūrim, ką mes dabar turim. Ogi mes turim 1000. Ko 1000? 10 tūkstančių. Kaip japoniškai 1000, ar prisimenat? Sen arba isen. O kaip 10 tūkstančių? Man. Taigi 10 milijonų japoniškai bus 1010 tūkstančių, tai yra 1000 man. 1000 man. Na arba matematiškai 1000 kart 10 tūkstančių yra 10 milijonų. 1000 man. Na, pabandykit sudaryti 20 milijonų. Kaip pasakysim? Kad būtų lengviau, perkelkim taškelius į kairę pusę.
Ir mes turėsim 2000, 10 000. Arba japoniškai 2000 man. 2000 man. O kaip 30 milijonų? Tai bus 3000, 10 000. Arba japoniškai 3000 man. 3000 man. O 80 milijonų? 8000, 10 000. 8000 man. 8000 man. Na ir mums beliko patys paskutiniai didžiuliai skaičiai ir jie yra skaičiuojami dar šiek tiek kitaip. Japonai 100 milijonų apibūdina visiškai naujų žodžių. Tai yra oku. Oku yra 100 milijonų. Jis turi ir kitokią formą. Ichioku. Ichioku. Tai yra 100 milijonų. Na ir pasižiūrėkim į milijardą. O milijardą sudaro 10 100 milijonų. Čia jau taškeliai visi yra perstumti į kairę pusę. O 10 100 milijonų japoniškai yra juoku. Juoku. Taigi, juoku yra milijardas. Na tai viskas šiam kartui. Jeigu norite, pabandykite pasipraktikuoti savarankiškai ir pasakykite šituos skaičius japoniškai. Na ir labai norėčiau padėkoti savo žiūrovams ir savo rėmėjams. Arigatou gozaimashita. Susitiksime kitoje pamokoje. Mata ne!